pušynas. Šiandien dienai nebrandus, po 5 metų bus brandus. Bet 10 metų iki kirtimo, iki brandos nebegalime vykdyti jokie kirtimai, tai jis skaitosi kaip ir brandus. Jis skaičiuojasi į kirtimo normą. Kertas plintkirtims. O pažiūrėkim, ką jis čia yra atrinkęs. O šitas nesikerta pilnai, čia šitas einams kirtims. Čia užduosim įdomių klausimų. Einam, uždažysim tas pušelės, o čia va plynas kirtimas, kuris bus. Čia atribota einamasis kirtimas pušynas, apie kurį sakiau 440 kubų hektare. Niekada niekas jame nėra daryta. Yra privirtusių visokių sausuolių, kreivų, šleivų, plonų. Tai mes tos plonus, kreivų, šleivus išimsim ir paliksim augti. Va tokias va pušis. Va. Čia yra tokios yra siekiamybė, kad tokios augtų toliau ir į plotį, ir į aukštį. Tik tvarkingai reikia padaryti. Žievėgraužis. Ne, bet čia ne čia. Kitas padarėlis jie čia paėmė. Čia, kiek žinau, žievėgraužis tik tai seglės puola pušies. Tai va, bet mes va, tokius sausuolius iškirsim, prasikirs valksmos, išsirinks visi prastesnės kokybės palinkę, ploni ir augs va tokie va. Nu šiaip, neblogas pušelės. Čia yra 65 metų. O kažkaip einam per tą va plyną kirtimą, kažkokia kyl klausimas, ar čia yra pakankamai uždažyta medžių biovairovė. Nes nematau nei vieną uždažytą biovairovės medžių. Gal reikia biškį giliau įlysti. Pamatysim. Nes jeigu nepaliksim biovairovės, tada atsakomybė eis kaip miško savininkui man, o aš tada sakysiu, kodėl tu taip padarai. Tai čia irgi turbūt viskas daroma tvarkingai. Tai čia atėjom į 14 sklypą. Projekte yra pažymėti medynų plane ir taksoraštį atsivertę galim pasakyti, ką čia projektuotojas rado ir kas čia auga. Yra juodalksnynas, tai bent jau ką aš matau, drėgnoka augavietė, tai pažiūrėkim, ką rašo projekte. Gal čia yra kitaip. 85 metų juodalksnynas su 9 dalim, viena dalis beržo, ta dalis beržo matomai yra tenais biškį toliau, čia yra grinai juodalksnynas, pagal kada taksacija yra 300 kubų hektare, UDP augavietė. Čia jau ganėtinai sudėtinga būtų paimti mišką, bet valksmas formuosim į šitą vietą, kur jūs stovit, nes jinai yra ant sausoji miško daly. Ir kirtimo mašina tik įvažiuos, nukirs stiebą, jį ištrauks link sausesnės vietos, kad kuo mažiau važiuoti šitoj pelkinėje augavietėje. Čia yra dabar kol kas paviršius taip apšalęs. Tai dabar iš to 14 sklypo pakeliui nueisime 24 ir ten tas pušelės ir uždažysim. Nu pasižiūrėkit, tai yra ryšys. 4G ir 5G emergency call, ne? Nu padarykim selfiuką. Nu tai va, atėjome iki to upelę. Čia yra išsišakojimas. Pas mumis programėlė jisai matos. Dabar teoriškai paėję dar biškį toliau. Šitam 24 sklypė jisai kertasi plinai. Už kampo turėtume rasti kelias pušės, kurias mes turime apipurkšti ir palikti kaip biovairovė, kaip nekertamas. Yra augavietė, kurioje niekas kitas negali, jokios ūkinės veiklos nevykdysi. Nei tu ten pomidorų auginsi, nei ką. O ta pelkė jinai susidaro, kada atlydys yra pavasario metu, arba kada vandens lygis pakyla.